Klausyk, tu gal žinai, kur čia elektromobilį pasikrauti? Gal čia būsi? Taip, radau. Pala, o kur namai? Sveiki visi, mes esame komanda Spindesio ūkininkai. Šiais laikais elektromobilių savininkai daugiabučiuose vis dar negali mėgautis tais pačiais patogumais, kaip ir vidaus degimo variklio automobilių savininkai. Krovimo stotelės įrengtos toliau nuo daugiabučių, negana to, artimiausiose stotelėse ne visada galima rasti vietų. Todėl dažnai tenka automobilį palikti toliau nuo namų, o tai atgraso nuo elektromobilio įsigijimo. Be to, net ir ambicingiausia, norintys įsirengti stotelę šalia, susiduria su tokiais sunkumais kaip lėšų trūkumas, namo bendrijos nepritarimas ir teisiniai neaiškumai. Taigi iššūkių apstu. Vis dėlto visuomenė juda tvaresnio transporto link. Lietuvoje grynųjų elektromobilių skaičius per pastaruosius 5 metus išaugo daugiau nei 10 kartų ir augimo tempas tik greitėja. Išvada aiški. Siekiant išlaikyti tinkamą krovimo infrastruktūros augimo tempą, reikia įtraukti visus. Ir bendruomenės, ir savivaldybę, ir įmonės. Mūsų sprendimas – Chargington, jūsų krovimo stotelių asistentas. Tai yra svetainė, kurioje rasite viską, ko reikia apie elektromobilių krovimo stoteles. Visų pirma, pateikėme žemėlapį, kuriame vaizduojamas visos esamos bei siūlomos įrengti stotelės. Jas nustatėme analizuodami geografinius duomenis ir dabartinį pasiūlos trūkumą. Taip pat suteikėme forumo funkciją. Jame vartotojai turi galimybę dalinti savo įsirengimo patirtimi, kelti klausimus ir teikti peticijas dėl stotelių įrengimo savivaldybei. Be abejo, savivaldybė nesugebės įrengti visų stotelių, todėl skatinsime ir namų bendrijas įrengti stoteles. Vienas būdas – palengvinsime bendradarbiavimą ir kaimynų sutikimo rinkimą forume. Norėjome papildyti forumo funkcionalumo paaiškinimą. Pasirinkus savo gyvenamąją vietą, žemėlapyje atsiranda mėlyni ženkliukai. Jie vaizduoja mūsų ištreniruoto mašininio mokymosi algoritmo siūlomų naujų elektromobilių krovimo aikštelių vietas. Algoritmas remiasi statistinę duomenų analizę atsižvelgiančią į Vilniaus miesto kelių išdėstymo ypatumus, gyventojų tankumą, automobilių parkavimosi aikštelių vietas bei jau veikiančių elektromobilių stoteles. Ir pagal tai atlieka tikimybinius įspėjimus, kurios vietos 200 m spinduliu nuo pažymėto adreso tiktų naujoms elektromobilių stotelėms. Taip pat yra galimybė naudotis dirbtinio intelekto konsultantu, siekiant išsiaiškinti apie geriausią įrengimo vietą pagal asmens adresą ir elektros tinklus. Galų gale, vartotojai turės galimybę pasinaudoti mokamą teisinių dokumentų automatizacijos platformą, kuri automatiškai supildytų visus įrengimui reikiamus dokumentus, siūlytų įmonės bei apskaičiuotų įrengimo kainą. Mūsų sprendimas sukurtų reikšmingą paskatą visoms už plėtrą atsakingoms grupėms ir prisidėtų prie miesto tvarumo. Tai mums be galo svarbu. Be abejo, Chargington turi ir verslo potencialą. Siektume uždirbti iš mokamo teisinio konsultanto, partnerysčių ir komisinių iš stotelių statytojų bei reklamų. Taip pat svarbu paminėti, kad idėją galime realizuoti ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje ar net užsienyje. Mes esame komanda Spindesio ūkininkai ir sukūrėme Chargington, jūsų krovimo stotelių asistentą.